Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų tema dugninė meškerė, bet nieko bendro neturintis su platformomis, jaukais, kažkokiam tai super sudėtingom žvejybom. Idėja tokia – pasivaikštyti Minijos pakrantėmis ir paieškoti žiobrių. Iš tikrųjų jau žiobriai prasideda, bet jie tik prasideda. Žmonės gaudo pirmasias žuvis, tai mes norime pagauti irgi pirmasias žuvis, kaip gaudėm pirmosius šlakius. Virdžiai ir nerį, tai dabar galvoju metas tie pirmiem žiobriam. Žvejyba bus tokia. Nesėdėsim vienoje vietoje, tiesiog eisim, tikrinsim perspektyvės vietas, įsivaizduosim, kur turėtų stovėti žiobriai. Jeigu pagausim, nepagausim toj vietoje, pasėdėm ten 30-40 minučių maksimum. Vėl einam, dirbam, žodžiu tokia daugiau medžioklė. O ta medžioklė visada įdomi, tu labiau, kad, kaip sakiau, viskas telpa į vieną ranką, labai lengvai, kuprinė ant nugaros ir pirmin ieškoti žuvingų vietų. Viskas labai paprasta. Sėtukas, viena meškerytė, viena paprasta kėdutė ir viskas, sėdėsim. Čia tokia įdomesnė vieta kuom, kad upė ateina į mūsų pusę. Yra daug sukuriukų ir tarp tų sukuriukų gali būti žiobriai, nes srovė pagrindinė ten eina, čia toksai sulėtėjimas. Žiobriai mėgsta prisimušti prie krantų. Metimai netolimi, meškerė labai lengva, apie tai papasakosiu. Bet viską pradėsim daryti labai taip, paprastai, aiškiai ir kultūringai. Žiobrio žūklės dar tik prasideda visoje Lietuvoje. Žinoma, jau girdisi, kad meškeriotojai pagauna savo žinomose vietose vieną kitą žuvį. Tačiau, kaip jau sakiau, dar tik pradžia. Visų pirma, todėl, kad upių vanduo dar krenta, jisai ruošiasi skaidrėti ir žinoma, žiobriai dar traukia tik tai į mūsų upės. Jų gyvenimas toks, kad jie atplaukia iš Baltijos jūros, dabar pavasarį į mūsų upės ruoštis nerštui. Todėl kartais jie plaukia dideliais būriais, kartais nedidelėmis porcijomis ir tai be galo panašu į medžioklę. Kiekviena štai tokia žvejyba, vietos ieškojimas, kur atplaukusių žiobrių koncentracija yra šiek tiek didesnė, kur jie aktyvesni, ten juos ir galima pagauti. Tačiau vietas keisti reikia, jeigu žinoma nekimba. Na, mes kol kas dar ieškome. Ieškome tos vietos, kur galima pagauti žuvį. Pirmoje vietoje buvo 0,40 minučių. Žiūrėsim, kaip bus antra, paskui trečia, ketvirta ten, kur rasim. Bet pagal vietas, kuriuose aš bandau gaudyti, jūs įsivaizduojat, kad aš ieškau štai tokių netoli kranto sulėtėjimų, sukūrių, ten, kur srovė nevienoda. Ten dabar turėtų slėpti žiobriukai. Ir aš gaudau tas 40 minučių ne taip, kad atsisėdu, užmetu ir sėdžiu. Aš permetinėjau kas 5 minutės ir ieškau atstumo. Pavyzdžiui, gali būti žiobriukas arčiau stovėt, gali toliau stovėt. Žodžiu, kas 5 minutės darai metimus ir po kokio 8 metimų tokių. Jeigu tu neturi kibimo ir niekas tau nekimba, tu tiesiog eiti vietą. Bet tas 40 minučių reikia išnaudoti iš tikrųjų, ne taip, kad užmesti ir sėdėti, gal kas nors užkibs. Iš tikrųjų reikia pabandyti tolimesnį atstumą, artimesnį atstumą, į aną krantą pasižiūrėti, praridentis svarelį. Žodžiu, negalim taip sėdėti ir laukti, gal įvyks stebuklas. Būtent tokia kaip šiandien mūsų pasirinkta žvejyba, tai yra griežta paieška žuvies, vaikščiojimas krantais, ieškojimas ir bandymas atrasti tą vietą, kur stovi žuvis. Jeigu mes ją atrasime, tada jau galvosime, kaip ją pagauti. Gali tada prasidėti ir pavadėlių, ilgiai istorijai, dar kažkas tai dirbti, bet svarbiausiai turėti nors vieną kibimą, aišku, išraiškingą žiobrinį ir tada jau galim kažką tai burti. Kol kas tokia pradžia, nulinė graži. Aš manau, kad šiandien mes turėsim daug pavaikščioti palei upę, gal net pavažiuoti, kol rasti tą vietą, kurioje galima pagauti nors kažką. Ieškant žiobrinių vietų, vis dėlto dabar galvojant apie
tai, kur jie galėtų būti, kai upės dar yra pakankamai aukštas. Vis dėlto reikia ieškoti priekrantės zonoje pakankamai ramesnės srovės, ten, kur nėra ypatingai daug sūkurių, kur vandens paviršius pakankamai lygus ir, žinoma, kur srovė mažesnė. Tai automatiškai tos vietos, kur yra posūkiai, išėjimas, įėjimas į duobes. Tokios vietos žiobrių yra mėgstamiausios praktiškai visose Lietuvos upėse. Ir, žinoma, žvirgžduotas, smėlėtas dugnas, tai ta vieta, kur gyvena žiobris. Nu va, pirmas žiobriukas, pakeitus kalną vietų ir atsiradus ant didelio šlaito. Va, tokie mažyliai čia kol kas minėjai. Ne žiobriukas, o žiobrio vaikas. Bet vis vien smagu, kad mes jį pagavom ir atidarėm žiobrių gaudymo sezoną, kas yra labai gerai. Tai mes jį dėsim į sietuką, paskui pažiūrėsim, kiek mes pagausim čia vienai vietoje. Nu va, pirmas aiškus kibimas, pirmas muktelėjimas. Bet vietų šiandien reikėjo pakeisti daug. Kaip matėte, mes bandėm, kol radom tokį labai ryškų upės sulėtėjimą prie nuvirtusio medžio. Nežinau, kaip čia operatoriai parodyti, jiems reikia plaukti per upę ir parodyti, kaip atrodo ta vieta, bet čia, kur yra suramėjimas, ten vat ir užkibo pirma žuvis. Tikiuosi ne paskutinė, nes būna taip, kad vietos koncentracijos būna tokios, kad visą dieną gali vaikščioti ir nerasti žuvies. O gali tiesiog numanomoj vietoj draugų paskatintas pasakyta, kur galbūt. Pasikalbėjęs su jais galiu gaudyti žuvį. Kad ir nedidelė tie žiobriukai, bet jie labai stiprų. Žvejant su tokiu liaunu įrankiu, kai aš žvejoju, iki 50 gramų ir monovalu. Įrankis skirtas lengvai dugniniai meškeriai. O srovė, kad ir tokie nedidelė šiandien, bet priešinasi jie labai smagiai. Ir tokia žvejyba, aišku, labai smagiai. Malonumas didžiulis. Žiobriukai nedideli dar, patys didžiausi. Jie bus tik tai balandžio mėnesį. Nes dar didžioji dalis, kaip ir pasakau laidos pradžiai, dar tik eina iš Baltijos jūros. Dar tik tai kils. Ir tada mes juos gaudysim. Kai bus šilta, malonu ir bus viską žalia. Bet aišku, pirmą žvejybą pradėti štai, kad ir nuo tokių nelabai didelių, bet kimbančių, tai yra labai neblogai. Viskas čia liuks. Mes į tokią skylę įlindam, kad... Bet, sakau, iškart matosi tokia realiausia vieta, kurioje šiandien galim gaudyti, kad yra sulėtėjimas, kažkoks kliuvinys pakankamai didelis ten ant dugno. Įvirtęs medis ir būtent tenai mes po truputį krapštam tos žiobriukus. Žvejyba tokia. Galvojau, dar ant kėdutės rasiu, kur pasėdėti. Pradžioje ieškojau, kur ant kėdučių pasėdėti, gal ten žuvis yra. Žuvis, kaip visą laiką, yra pačioj blogiausiai vietoje upės. Su pačiu prasčiausiu priėjimu. Bet jinai yra.
Jaunučiai tokie visai vaikeliūzai. Nu ką, pradžia tokia yra, pusė velnio. Aš šiandien dar norėsiu papasakoti apie žiobrių žvejybą ir jos žūklės būdus, nes iš tikrųjų mes turime pačių vairiausių variantų, kaip gaudyti žiobrius. Netgi jaukinant, nejaukinant, gaudant plūdinę paprastą, gaudant burbuliukų. Visieną dabar toksai iš pirmųjų tų žūklių žiobrių jau daugelis pradės ruoštis jas važiuoti, žvejoti. Su kiekvieną dieną žiobrių bus daugiau Lietuvos upėse. Ne tik kažkokia minė, ir mūsų mėgstama Barta, ir tas pats Nevėžės, ir Nemunas, ir visur yra savo specifika žvejybos. Ir Neris galų gale. Tai mes šiandien apie jas būtinai pasikalbėsim. Svarbiausia, kad mes atradom vietą. Ir jeigu kalbėti apie sistemėlę, kurią šiandien naudoju žiobrių žvejybai, tai pati elementariausia turbūt yra kokia tik įmanoma. Tai yra slankiantis svarelis, mano padarytas. Guminis karaliukas, atvadas iš storo valo. Tas pats inlainas, kurią mes naudojam žvejybai, tik varžybose, ten dugninė meškerė, kai aš gaudau. Tiesiog inlainas šį kartą be atvado, nes reikia prispausti masalą tokiai dideliai srovei prie pat dugno. Dėl to ir pavadėlis nėra super ilgas, apie 40 cm. Ir viskas. Metama į numanomą vietą, kur turi būti žuvis. Ir laukiama kibimo, ką mes šiandien ir darom. Nu va, taip, tokia graži popietė vyksta pas mus, mėly bičiuliai. Jum rytas, pas mus popietė, nes diena sunkiai buvo labai, nelabai radom. Bet va, reik savo išlaukti ir pagauti savo žuvį ir niekur nesidėsi. Bet žvejyba, aišku, tokia su laitu, kad ir nedidelių žiobrių, labai maloni. Žuvis stipri, vis dėlto atėjus iš jūros, jinai turi visai kitokią energiją, negu, pavyzdžiui, kokia nors kuoja žemupinė, nors žiobriai nedidukai, bet patikėkit manim, energijos ir jėgos jie turi. Tai jo specifinė lupa, kuriai jisai viskas siurbliuoja nuo dugno. Ir mūsų, aišku, kabliukas ovėžėlė, kaip matot. O tas va fosforiukas iš tikrųjų yra viena iš paslapčių, kurie jau žino daugelis, kad būtent štai toks kablys, ten parodyti, padarytas su nedideliu taškeliu fosforu, kitoj pusėje su veidrodėliu, svarovskiniu tokiu netgi. Čia, žodžiu, kiek žmonių, tiek nuomonių, visi daro įvairiai, bet iš tikrųjų jisai savo padaro, nes minijoj vanduo tikrai dar yra aukštas, dar nėra nukritęs, dar purvinas. Ir tam žiobriui netaip lengva rasti tą masalą, o būtent toks plasdenantis šiek tiek fosforiukas kažką tenai atkreipia žuvies dėmesį. Atkreipia ir tada gaudam. Oi, žvejyba. Visai viskas čia mums gerai. Manau, kad ilgai ieškota ir rasta, tai vėlgi yra gerai. Ir aišku, dar viena žuvis ir manau, kad su tokiais lengvais patarimais mes šiandien pradėsim kalbėti ir apie kitus žiobrių gaudymo būdus. Nu va, kaip supratot, pirmoji dalyje mes žiobrių sezoną atidarėme. Iš tikrųjų mažų žiobriukų sezoną, kuris tik prasideda miniai. Bet su kiekviena diena, kaip jau sakiau, kai tik tai oras gerės, šils, aš labai tikiuosi, kad šils. Nebus taip, kad naktį -3, -4, diena +3, tada labai sunku. Bet tik saulytė išlys šiek tiek prašildys vandenuką ir aš manau, kad žiobriai pradės kibti visur.
Ir dabar toks mūsų pamastymas, ką mes žinome apie žiobrius, kaip galima gaudyti juos įvairiai, įvairiose upėse. Ir aš manau, tai jūs galite ramiai savo pasižiūrėti, pagalvoti ir pradėti kibti darbus, gaudydami žiobrius, nes jie jau pradeda. Upės vandens kritimas meškeriotojams iškart leidžia imti plūdinę meškerį į rankas. Ir viena iš žemaičių mėgstamų žūklės būdų, tai žvejyba plūdinė meškerė štai tokiu burbuliuku ir švino grandinėlės kompozicija, kuri velkasi per dugną. Burbuliukai. Štai šios plūdės iš tikrųjų jos atėjusios į Žemaitijos žvejų racioną iš šiauliečių, nes šiauliečiai pirmi pradėjo tas plūdės ir drožti, ir graudyti Mūšos upėje štai tokiu būdu. Tačiau ši žūklė labai išpopuliarėjo meškeriotojų tarpe vien todėl, kad tai labai lėtas masalo padavimas plūdinė meškerė. Kaip supratote, būtent ta švino grandinėlė yra lėtai ridenama dugnu. Ir masalas pristabdomas, žiobriui to tik ir tereikia. Tačiau toks būdas iš tikrųjų bus efektyvus, taip drąsiai sakau, po gerų 3-4 savaičių, tada kai upės kris, nuskaidrės ir bus įmanoma gaudyti. Tai nemanau, gal mes ir darysim tokią laidą, o gal ir ne, nes tai yra labai aiški ir konkreti žūklė, apie kurią jau ne kartą kalbėjome. O dar vėliau, jau šiek tiek prasiskleidus pumpurams, prasideda žūklės, kurios mums iš tikrųjų įdomios. Didžioji žiobrių žvejyba, jaukinant juos. Taip, būtent taip. Pavyzdžiui, Minijos upėje iš tikrųjų niekas nejaukino žiobrių, o mes turime patirties žvejyboje ir Latvijos upėse, ir kitose Lietuvos upėse kaip Nevėžį, tai ten jaukas iš tikrųjų dirba. Ir kas įdomiausia, kad tokioje žūklėje daug jaukinant gali sutelkti visą krūvą žiobrių prie savo masalo ir vėlgi, jeigu pastebėjote, jeigu pagrindinis masalas žvejant Minijoje yra uodo trūklio lervos, tai pavyzdžiui Vartos upėje, kur mes labai dažnai žvejant dugninę meškerę, masalas yra spalvoti pinkai, kuriuos dedame ir ant kabliuko, kuriais taip pat jaukiname. Tai štai toks labai didelis skirtumas ir žiobrių dydis iš tikrųjų tikrai labai dideliai skiriasi. Štai tokio didžiuliai kuvaldiniai žiobriai kimba Latvijoje ir kaip nebūtų keista, pas mus tokių didžiųjų nedažnai ir būna. Žinoma, jos pagauna neryje, bet tai daugiau retenybė, nes žiobrių bandos skiriasi, užėjusios pas mus į Kuršių marias žiobrių bandos būna tikrai dydžių daug mažesnės negu, pavyzdžiui, latviškos užėjus į Latviją per Rygos įlanką. Kaip nebūtų keista, taip, iš tikrųjų žuvų ir dydžiai skiriasi ir jo žvejoti ten kur kas maloniau. O jeigu kalbėti dar apie jaukinimą žvejant netgi plūdinę meškerę, tai jau vienas paskutinių žiobrių žūklių ir mes žvejamės baloninėmis meškerėmis jaukui, naudodami elementarų jauką su moliu ir plikytomis lervomis ir žvejame būtent lervomis. Tai vėlgi kiek kitoks būdas, visai netradicinis žiobrių, negu mes jau esame pripratę čia, ar pavyzdžiui Dubysoje meškeriotojai žvejo panašiai kaip ir Minijoje. Nevėžį naudojamos ir jūros upėse kiek kitokios plūdės, tačiau niekas ten nejaukina. Štai jauko rutuliai kartais tikrai padaro didelį efektą ir žvejyba didelių žuvų, plūdinė meškerė, ilga, išgėliai, iš tikrųjų palieka daug gražių įspūdžių.
va, kiek mes viską žinom apie žiobrius ir rekomenduojam jums, tikrai nežinau, kaip atsakyti klausimą, jaukinti žiobrius ar nejaukinti. Kaip matote, tai veikia, bet tai veikia, kai šiek tiek prašyla. Gal minė per greita upė tokiam jaukinimui, bet va lėtesnės, kurių yra daug Lietuvoje ir Latvijoje, iš tikrųjų, kaip matėte, žuvis reaguoja. Tai dar iki to reikia patiem kažkaip tai pratingai susidėlioti, nors, vat, pavyzdžiui, žmonės, kurie žvėjoja vasarą žiobrius čia minėjo, Gargžduose sako, kad būtent vasarą čia ypatingai reaguoja jaukus, o vat vėlyvą rudenį, ankstyvą pavasarį ne. Tokia mūsų laida apie žuvį ateivę, kuri yra įdomi, stipri ir su kiekviena diena jie bus didesnė. Linkiu visiems ruoštis jai, jau bandyti pagauti pirmosius žiobrius, ką padarėm šiandien mes. Paleisim savo bičiulius, netiek daug mes jų čia turim, laja būna laisvėje, o jums sakau, nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės kitoje žuklėje.